Tiek viską nusipirkau. Kai grįšim, parodysiu. Na štai. Viskas, ką pirkau ne iš maisto parduotuvės, tai būtų žvakytė graži su žvakė. Labai gražiai derinsis čia man ant velykinio stalo. Jupsi. Vos nesulaužiau iškart. Čia toks šviestuvas su saulės baterija. Manau, pavasarį pakabinsim terasoj, balkone. Kelios lėkštės, nes iš tikrųjų dar neturiu jų daug šitam bute. Tai va tokios ir šventinės, ir paprastos. 2 apvalios ir 2 tokios kvadračiukės. Tada skalbimo priemonės, keletas kaukių veido ir vienos lūpoms. Dar gavau tokį šveitiklį lūpoms, nes dabar, kai pavasaris žiema, mano lūpos žiauriai išsausėja ir labai lūposi, tai žiūrėsiu, gal maž padės. Tada jau antrą kartą perku naktinę lūpų kaukę, žiauriai gera. Turėtų ši būti Lietuvoje, Eurokoje, aš manau. Tai va, pasižiūrėkit, pabandykit, man labai patinka. Tada šiukšlių maišeliai nedideli. Gelinis nagų lakas, toks melsvas baby blue, o su krapštukai, makiažo valymo servetėlės, ilgas laidas krauti telefonui, tada kažkaip tai dingsta jie visi. Čia toks tušinukas telefonui. Nu, matot iš nuotraukos, ką jis daro. Nereikia piršto naudoti. Va, palengvinimas. Zipo maišeliai, nes labai gerai kartais likusiam maistui susidėti. 2 dydžių pleistrai. Tai tiksliau 2 pakeliai skirtingų dydžių. Čia mažesni ir 7 didesni. Kartais reikia. Namų kvapukas. Tokia pintinė kiaušiniams dažytėms sudėt bus ant stalo. Labai gražu turėtų būti. Popierinis rankšluostis ir 2 šampano taurės. Ir galvoju, ką reikės ant šventinio stalo. Jaučiu kokią mimosą suruošti. Va, ir dar veido serumas. Labai gera akcija buvo ir nežinau, kaip jisai veiks. Galėsiu papasakoti, kaip panaudosiu. Tai tiek nusipirkau iš Actiono, o dabar keliauju iki maisto parduotuvės, nes reikia bulvių, morkų, majonezo baltai mišrainiai, reikia žinoma kiaušinio, nes planuoju šiandien dažyti. Manau, nufilmuosiu procesą. Ir ko dar? Ai, trūksta siūlo man, nes kiaušinius dažant aš jį naudoju ir žiūriu, kad jau visiškai galas. Tai va, tokių šiekių smulkmenų Velykų stalui ir viskas. Tai ką, lekiam? Visur eilės kosmosas. Einu dabar jau beveik per pat pardės esu, tai žiūrėsim, kas ten vyksta. Nusipirkau labai gražių gėlyčių. Bus pasimerkti. Čia tulpės vienos rūšies ir Velykų stalui tulpės kitos rūšies. Turėtų būti labai gražu. Na ką, šeštadienis, beveik visą dieną prasitryniau po parduotuves, nusipirkau visko, ko ieškojau.
pagrindė Velykom. Gavau ir binto, ir siūlo, ir šiandien dažysiu kiaušinius, ir virsiu bulves, morkas, visko, ko reikia baltai mišrainiai. Nuploviau bulves ir morkas ir uždėjau virti. O dabar vyks pasiruošimas kiaušinių dažymui. Siūlo gavau juodo. Šiaip spalva nesvarbu. Binto arba marlės. Tai reiks susikarpyti. Problemų buvo su svogūnų lukštais. Nes šiaip Lietuvoje perki svogūnus atskirai, gali pasisverti juos, tai būna ten tų lukštų pilna dėžė ir gali truputėlį į tą maišelį įsidėti. O čianai visi svogūnai parduodami va taip. Tai kažkaip nepagalvojau, galėjau iš tikrųjų jau iš anksčiau pradėti rinkti. Na, bet kitiem metam žinosiu šitą dalyką. Turėsiu daug nuluptų svogūnų namie, tai kažkaip per šitas kelias dienas reiks kuo greičiau juos sunaudoti. Na va, iš 5 svogūnų gavosi panašiai tiek lukštų. Mano užteks, nes neplanuoju ten labai daug kiaušinių dažyti, tai užteks. Ir dar internete pamačiau tokį kitą būdą dažyti kiaušinius su lukštais. Anksčiau tiesiog va taip įdėdavau ir dažų, ir ten ryžių, dar kažkokių kruopelių. O dabar mačiau, jog sukarpo smulkiai ir tada gaunasi kaip Galaxy, kaip galaktika ant kiaušinio. Nu tai žiūrėsim, galbūt pavyks. Va taip susikarpiau labai smulkiai pusę svogūno lukštų. Palikau ir čielų, nes taip dažniausiai dažau, tai galvoju, kodėl ne. Visada dedu ryžių, nes gaunasi visai gražių raštų. Pasiruošiau ir siūlą, ir bintą, ir kiaušinių. Ir dar turiu keletą lapelių nuo gėlyčių. Nežinau, įdėsiu ir žiūrėsiu, kas gausis. Galbūt kažkas pavyks. Kiaušiniams dažų gavau lenkiškoj parduotuvėj. Tai aišku, lenkiški. Nežinau, kokia bus kokybė, kaip gausis, bet pabandysim. Manau, reikės sumaišyti galbūt 2 spalvas, kažkokias tamsesnės. Mąstau apie mėlyną ir žalę, jeigu tokios yra viduje. Ir tada gausis truputėlį tamsesni tie kiaušiniai. Ir aš manau, jo yra ir mėlynas, ir žalias, tamsiai raudonas. Tamsiai raudonas. Irgi turėtų būti gražu. Oranžinis ir geltonas. Tai va, sumaišysiu kelias spalvas, kad tie kiaušiniai būtų sodresnės spalvos ir raštai gautųsi tokie ryškus. Tai bandom. Na ką, kiaušiniai pagaliau rediai, paruošti. Pasižiūrėsiu, koks išėjo rezultatas. Tik tai pirmiausia užsidėsiu 2 pirštines. Įdomus gavosi. Nu, įdomus toks. Galėtų būti truputį tamsesnė spalva, bet
vis tiek sakyčiau. Įdomi detalė iš tų svogūnų lukštų gavosi. Iš tų mini. Na ką, štai mano galutinis rezultatas. Ką manot? Man labiausiai patinka šitas, nes toks kaip puzelė, labai daug spalvų gavosi. Ir va šitas. Tokie gražuoliai. Iš tikrųjų galvojau, kad išeis truputėlį kitaip, bet esu patenkinta rezultatu. Manau, visai neblogai šiais metais. Na ką, kiaušiniai nudažyti. Eisiu nusimaudyti, atsigulti ir visa kita, kas susijęs su Velykom, bus rytoj. Taigi, labanaktis. Na ką, mielieji, su šventėmis jūs visus, su šventom Velykom, su margutėm Velykutėm dar kitaip. Tikiuosi, kad šiais metais jūsų margučiai buvo labai kieti ir stiprus, kad nuostabiai praleidot laiką su savo šeimomis, turėjot pilną stalą gėrybių. Mes taip pat ką tik pavalgėm velykinius pietus, buvau iškepusi vištienos vyniotinį su balta mišraine, padaužėm kiaušinių ir aišku, desertui vietos kol kas nėra, bet smaguriaujam mimosytėm. Ir žinau, jog šį vlogą įkelsiu po Velykų, bet kadangi nusprendžiau jau filmuoti šią dieną, tai manau jokio skirtumo, ar tai bus po švenčių ar per šventes. Taip, o dabar einu papoilsiauti, nes visą rytą praleidau virtuvėje ir manau nusipelniau truputėlį parelaksuoti. Reikia įsijungti kokį filmą ir tiesiog truputėlį pailsėti. Gerai. Čiau, bučiuoju. Ru.